Sveiki! Šiandien pokalbiui apie geležies reikšmę moters sveikatai pasikviečiau akušerę ginekologę Ramoną Čepulienę. Kam kūne, moters kūne panaudojama iš maisto ar iš papildų patekusi geležis? Tiek moters, tiek ne moters kūne geležis panaudojama vienodai. Geležis yra labai svarbi baltymo hemoglobino sudedamoji dalis, o hemoglobinas reikalingas pernešti deguonį mūsų organizme. Taip pat geležis įeina į kito baltymo mioglobino sudėtį, dėl to mūsų raumenys yra raudoni ir taip pat reikalinga deguonies apykaita ir pernešimui raumenyse. Taip pat geležis dalyvauja šarmų rūgščių pusiausvyros palaikyme, jinai reikalinga kai kurių hormonų sintezei, tai yra vienas iš 3 pagrindinių elementų skydliaukės hormonų sintezei, taip pat reikalinga organizmo augimui ir vystymuisi pilnaverčiam. Oho, tiek daug funkcijų, aišku. Na ir dabar žinant, kad moteris turi reguliarius tuos netekimus, gal galima aptarti, kiek netenkam to kraujo ir kaip įvertinti, kiek per mėnesines netenkama. Taip, tai geležis iš organizmo pasišalina su prakaitu, per odą, tai būdinga tiek vyram, tiek moterim, be abejo, moterų geležies apykaita yra ypatinga. Geležies netenkama kažkiek tai kiekvieno menstruacinio kraujavimo metu. Kaip tai įvertinti, tai yra gan paprasta klinikinių tyrimų metu, kada yra moterim išduodami standartizuotas sanitarinės priemonės, jos surenkamos tiksliai alkilintos hematino metodų išmatuojama, kiek geležies netekta. Praktikoje, kasdieniniam gyvenime tai gali būti šiek tiek sunkiau pritaikoma. Visgi tų priemonių taip pat yra. Tarkime, jeigu moteris vartoja menstruacinės taureles, ant kiekvienos taurelės yra pažymėta jos talpa, tačiau reiktų atsiminti, kad taurelės talpa tai nėra vien tik kraujas, tai yra ir gleivės, ir kitos makšties išskyros, todėl reikėtų padauginti iš tam tikro koeficiento, o konkrečiai netektame per menstruacijas skystyje yra apie 1/3 geležies. Tik 1/3. Taip pat galima matuoti ir kiek naudojama įklotų. Vienas įklotas pilnas vertinama, kad moteris neteko 5 ml kraujo. Taip pat reikėtų atsižvelgti į tai, kaip dažnai keičiamas higieninės priemonės ir tarkim, jeigu jas reikia keisti kas valandą, kas 2, jeigu reikia keltis ir keisti nakties metu, tai taip pat galėtų indikuoti gausias menstruacijas. Klinikinius simptomus galima būtų įvertinti, netenkant geležies, moteris dažnai skųsis silpnumu, galvos svaigimu, alpsta kai kurios per mėnesines, tai nėra gerai. Jeigu mėnesinės riboja normalią įprastą veiklą, tai taip pat galėtų būti simptomas. Taigi papasakojau, kaip įvertinti ir kiek iš tiesų to kraujo netenkama, kiek būtų normalu. Normaliu laikomas mėnesinių kraujavimas, kada netenkama 40 iki 80, įprastai mažiau kraujo, virš 80 ml vieno ciklo metu laikoma jau nebenormaliu kraujavimu. Tai vėlgi remiantis į tuos pavyzdžius, kuriuos minėjau, vienas įklotas 5 ml, jei daugiau negu 16 įklotų per ciklą sunaudojama, galima galvoti, kad mėnesinės yra gausios. Tai dabar, kai suorientavot, kiek to kraujo netenkam, kaip pasiskaičiuoti, kiek geležies netenka per vieną menstruacinį ciklą? Taip konkrečiai geležies perskaičiuoti jau būtų ganėtinai sudėtinga, tačiau jau yra paskaičiuota, kad normalaus menstruacinio kraujavimo metu moteris netenka maždaug 1 mg geležies. Tačiau jeigu mėnesinės yra gausios, tas geležies netekimas gali būti ir 5 ir 6 kartus didesnis. Tokiu būdu bus išnaudojamos geležies atsargos organizme. Ir žinant dar tokį svarbų dalyką, kad geležies apykaita pas moteris skiriasi nuo vyrų, tai kaip susivokti joms, kokie tada tie poreikiai pagal amžių? Moters poreikiai vėlgi kai kuriais aspektais yra taip pat kaip ir vyrų, naujagimystė, vaikystė, augantis organizmas, geležies reikia daugiau tiek berniukam, tiek mergaitėm, tačiau vėlesniais gyvenimo etapais tai yra išsiskiria.
Moteris, kaip jau kalbėjom, kas mėnesį vaisingo amžiaus moteris kažkiek geležies netenka kiekvieno mėnesinių kraujavimo metu. Ir jeigu vyram paros geležies norma, nepatiriant menstruacijų, yra 5-8 mg per dieną, moteriai tuo tarpu reikėtų 15-18, tai yra ženkliai daugiau. Ženkliai. Kitas etapas moters gyvenime yra nėštumas, kuris yra labai ypatingas. Ir jeigu nėščiosios sako, noriu kažko valgyti ar nevalgyti, tai valgyti už 2 tikrai nereikia, tačiau geležies už 2 suvartoti būtina. Ir geležies poreikis padidėja labai ženkliai. 3 nėštumo trimestro metu jis gali išaugti net iki 30 mg per dieną. Vėlgi keičiantis kitam ateinant gyvenimo periodui, baigiantis reprodukciniam laikotarpiu ir moteriai žengiant į menopauzę, apykaita organizme vėl kinta. Pirmiausia, baigėsi menstruaciniai kraujavimai, reiškia geležies netekimas išnyksta. Taip pat keičiasi hormonų pusiausvyra, mažėja estrogeno kiekis, kuris įtakoja geležies apykaitą reguliuojančio hormono hepcidino kiekį ir geležies poreikis organizme mažėja. Jis tampa vėlgi vyresnio amžiaus moterim toks pats kaip ir vyram ir jo pilnai pakanka 5-8 mg per dieną. Aiškia, būtina atsižvelgti į amžių poreikius. Į amžių ir į organizmo būklę. Ir į organizmo būklę, teisingai. Tai dabar jau išskyrė tas nėščiasias, tai aptarkime jas. Tai tas poreikis, kaip jisai kinta nėštumo eigoje? Nėštumo eigoje geležies reikia daugiau 1 ir 3 trimestrą, kiek mažiau 2, tačiau vis tiek tas mažiau yra labai sąlyginis, lyginant su 1 ir 3 trimestru, bet ne su nenėščiom moteriam. Nėščiosios yra prižiūrimos viso nėštumo metu specialistų ir laikoma, kad hemoglobinas turi būti ne žemesnis negu 110 mg litre 1 ir 3 nėštumo trečdalio metu ir 105 mg 2 trečdalio metu. Geležis reikalinga užtikrinti tiek nėštumui, ir esant per mažam geležies kiekiui gali būti ir sulėtėti vaisiaus raida, gali grėsti priešlaikinė placentos atšoka, didesnė cezario pjūvio, kraujo perpylimo po operacijos tikimybė, jį reikalinga vaisiaus vystymuisi normaliam, taip pat reikalinga ir pieno gamybai jau pagimdžius užtikrinti. Ir trūkstant geležies moteris jausis pavargusi, jai bus silpna, svaigs galva, gali mažiau norėti rūpintis naujagimiu, bus mažiau paties pieno gamyba mažesnė ir yra duomenų netgi, kad tokie simptomai buvo supainioti su pogimdyvinė depresija, kai tuo tarpu tai buvo geležies trūkumo mažakraujystės išraiška. Jeigu dabar pereiti į kitas amžiaus zonas, arba į kitas fiziologinės būklės, kokie dar labai svarbus moterų gyvensenos ir sveikatos ypatumai, kurie keičia geležies apykaitą? Gyvenim yra daug būklių ir ligų, kurios tą apykaitą, gal ne tik apykaitą, bet ir poreikį keičia. Tarkim, normos ribose sportuojančiai moteriai, kaip ir sportuojančiam vyrui, aktyviai sportuojant, arba jeigu moteris sugalvos kopti į kalnus, geležies poreikio reikės daugiau, nes aktyviai sportuojant padidės jos išskirimas iš organizmo. Tačiau yra ir kitos būklės, kada geležies apykaita sutrinka ir jos gali reikėti daugiau. Tarkim, nutukimas. Nemaža dalis populiacijos yra nutukusi, o nutukimą galima būtų prilyginti lėtiniam uždegimui, lėtiniam uždegiminiam procesui organizme, dėl ko taip pat kinta hormonų reguliuojančių geležies apykaitą pusiausvyrą ir geležies gali reikėti daugiau. Vėlgi, nutukimas dažnai gydomas vadinamomis bariatrinėmis operacijomis, kuomet sumažinamas skrandžio tūris, apeinama 12-pirštė žarna, o būtent 12-pirštėje žarnoje vyksta geležies pasisavinimas. Ir tai būtų būklės, kurios galėtų būti būdingos tiek vyram, tiek moterim, tačiau pagal statistiką bariatrinės operacijos
atliekamos dažniau moterim. Apie 80% tokių operacijų pacientų yra moteris. Taip pat moteris dažnai nori gyventi sveikai, tampa vegetarėmis, veganėmis, tačiau jeigu daro tai neteisingai, didesnį geležies kiekį gauname visgi iš gyvulinės kilmės produktų, geležies poreikis nėra užtikrinamas. Kita grupė ligų, tarkim, autoimuninės ligos, visos taip pat yra pagrindas lėtinis uždegimas, Krono liga, artritai, skydliaukės ligos. Vėlgi tai galėtų būti būdinga tiek vyram, tiek moterim, tačiau autoimuniniam ligom pagal statistiką moteris serga iki 4 kartų dažniau negu vyrai. Tai būtų tokios gal bendros. Ir be abejo visa eilė ligų specifinių tik moterim. Na, atėjom iki tos zonos, kur turbūt jūs darbe labai daug tokių situacijų sutinkate. Tai kuri būtent ta grupė moterų, kurioms aktualu įvertinti dėl jų ginekologinių ligų ar tiesiog tam tikrų fiziologinių situacijų, kuriuom reiktų atidžiai įvertinti savo geležies lygį kūne? Tai be abejo, pirmiausia bus moteris, jos kreipsis ne dėl ligos, bet dėl simptomų ir tas simptomas dažniausiai bus gausios mėnesinės. Tiesa, mes prieš tai kalbėjom, kaip jas įvertinti, tai yra labai subjektyvu ir gydytojas klausia, nes moteris žino, kaip yra jos gyvenime ir negali palyginti nei su drauge, nei su kažkuo. Ir tai, kas vienai sakys gausios, iš tiesų bus norma ir atvirkščiai. Tačiau, kaip minėjau, tai yra dažniausiai didesnis netekimas dėl gausaus kraujavimo mėnesinių metu. O būklių sukeliančių tokius simptomus yra tikrai nemažai. Tarkim, policistinės kiaušidės, kuomet organizme vyrauja sąlyginė hiperestremija, santykinis estrogenų perteklius ir dėl to išveša gimdos gleivinę. Taip pat gimdos gleivinė gali išvešėti tokiu pačiu mechanizmu ir vadinamam perimenopauziniam laikotarpį, kada artėja jau reprodukcinio amžiaus pabaiga, vėlgi gali būti išvešėjusi gleivinė. Dar viena liga sukelianti gleivinės išvešėjimą - endometriozė arba adenomiozė. Vėlgi simptomai, dėl ko kreipiasi moteris, būna gausus kraujavimas, be abejo ir visai eilė kitų simptomų, skausmas, nereguliarus ciklas. Vėlgi dar kitos moteriškos ligos gali būti gimdos mioma. Ypač jeigu mioma deformuoja gimdos ertmę, tuo metu mėnesinių metu negali gimda pilnavertiškai susitraukti ir mėnesinės trunka ilgai, netenkamas didesnis kiekis kraujo. Polipas, endometrio gimdos gleivinės polipas, jis tiek pats dirgina aplinkoje esančią gleivinę, ją pažeisdamas, arba gali įvykti jo nekrozė, uždegimas, kas sukelia taip pat gausų ilgai trunkantį kraujavimą. Onkologiniai susirgymai, tiek gimdos gleivinės onkologiniai susirgymai, tiek iš tiesų bet kuri onkologija jau nespecifiškai moterim gali pasireikšti mažakraujystę. Jeigu moteris nežino, ne vienos iš šitų minėtų ginekologinių diagnozių, būklių, į ką pagal tai, kas vyksta jos kūne, jai reikėtų atkreipdėmėsi, kad pasitikrinti vis tik tai, koks yra geležies lygis, ar pakanka ar ne per daug netenka. Apie ką reikėtų pagalvoti pagal pojūčius kūne? Pirmiausia, tai dar be pojūčių, kaip jau minėjau, patarčiau geležies lygį stebėti besilaikančiam griežtų dietų, vegetariam, veganiam. O šiaip organizmas duoda apie tai žinoti. Moteris jausis silpnai, svaigs galva, ypač staigiau atsistojus, bus prastesnis fizinio krūvio toleravimas, uždusimas, pabėgėjus vos keletą žingsnių, dažnas širdies plakimas net ir ramybės būsenoje. Taip pat blyškumas, veido odos, delnų, akių gleivinių. Taip pat yra kitų geležies trūkumo mažakraujystės simptomų. Tai moteris pastebės, kad plaukai tampa silpni, lūžinėjantis. Taip pat gali būti plikimas.
vadinamas vyriško tipo plikimu, tai yra aukšta kakta ir nors pilnai moteris nenuplinka, visgi šiose zonose pastebimas plaukų retėjimas. Trapus lūžinėjantis nagai. Toliau pažengus mažakraujystei, esant jai ryškesniai, nagai tampa nelygus ir panašus į dubenėlius ar šaukštelius išlenktus į priešingą pusę, ant jų netgi kartais lašiukas nenurieda. Gali blogiau miegoti ar netgi sumažėti lytinis potraukis. Pasimatavo, tarkim, atliko bendrą kraujo tyrimą. Atrodytų viskas normoje. Ką patartumėte dar tirti, jeigu vis tik kūnas sako, kad gali taip būti? Dabar atlikti tyrimus tikrai yra nesudėtinga ir kartais savimi besirūpinantis žmonės, tai yra puiku, kad jie rūpinasi sveikata, bet nukeliauja tiesiai į laboratoriją, padaro tyrimą, kurio nevertina specialistas, tik tai palyginama su bendrom normom. Tačiau visgi, jeigu kūnas sako kitaip, nusiramint labai nereiktų, reiktų kreiptis į specialistą, kuris įvertins visų simptomų kompleksą, galbūt tikrai ras kažkokią patologiją, kuri lemia simptomus, arba paskirs kitus tyrimus, jeigu matys, kad simptomai būdingi tik tai geležies trūkumui, įsiaiškint, galbūt ištirs serumo feritiną, tai yra atsargas organizme. Paprastas bendras kraujo tyrimas atspindi hemoglobino kiekį organizme, tačiau neatspindi geležies atsargų, kurios tuo metu gali jau būti sumažėjusios ar kol jos visai neišnaudojamos, būtent hemoglobiną turėsime normalų. Tyriant serumo feritiną galima išsiaiškinti geležies atsargas organizme ir prognozuoti arba perspėti mažakraujystės atsiradimą, nes prieš tai gali būti sublatentinė ir latentinė formos ir tuomet, jeigu nustatomas serumo feritinas mažiau negu 30 mg litre, jau reikėtų pradėti vartoti papildus. Tai labai dėkui už tokį išsamų paaiškinimą, kam, kurio moterim ir kokiais periodais, kokiose situacijose reikėtų atkreipti dėmesį į savo geležies atsargas ir galimus trūkumus. Ačiū.